Nu ką, sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien dar vienas video iš manęs. Vėl kaip įprasta stoviu prie savo namų. Šiandien aš su šeimyna važiuoju į Sandringhemą. Čia iš tikrųjų nelabai toli nuo Kingslyno. Sandringhemas yra karališkos šeimos žiemos rezidencija. Ir karališkoji šeima žiemą, kalėdas ypač, praleidžia būtent tuose rūmuose. O šiandien mes važiuojam ten, tikrai nepažiūrėti karališkos šeimos, o pasižiūrėti kalėdinių lempučių. Ten gan draugai rekomendavo nuvykti ir pasižiūrėti, kaip pasipuošęs Sandringham miškas. Ten yra padaryti specialūs takai su švieselėm. Aišku, šiandien oras toks ne kažką, lynoja, bet pas mus per kalėdas sniego tikrai nebūna, o reikia pasisemti tos kalėdinės atmosferos. Tai ką, važiuojam po mišką pasivaikščioti. Tai ką, atvykom Illuminate Sandringhamą, o tokie žmonės su švieselėm reguliuoja, kur važiuot, užsidėti mašiną, o lyja, tai nesveikai. Pasisemsim kalėdinės nuotaikos per lietų. Žiauriai lyja, žiauriai puikiai. Nu ką, einam į miestelį, parodysiu, ką gražaus čia yra. Ir ką, nepamirškit spausti like, komentuokit ir prenumeruokit. Žiūrim toliau. Prasieinam taku. Aišku, dar reikia už bilietus parodyti. Kiek mums kainavo įėjimas? 4? Nelė, čia mums kainavo? Čia, vienu žodžiu, 60 kopeikom. Įėjimas 4 ir plius stovėjimo aikštelėm automobilį. Ką, laukiam eiliai, parodam bilietus ir einam pasivaikščioti po mišką. Nu, praėjom postą, patikros postelį tokį, patikrinome bilietus ir einam per lempučių taką. Gerėkit vaizdais kartu su mumis. Gerą žiūrėjimą. Dar iš tikrųjų gal lietus prideda to žavesio šitom šviesom. Nu jo. Gali dar tamsiau. Ir tamsiau, ne, tas apšvietimas renkantis. Labai kalėdiškai. Gali būti daugiau. Splendid woodlands of Sandringham Estate. Tonight, these historic grounds have been transformed into a trail of light and wonder for you to enjoy. Now, as you wander, do kindly remain on the marked paths. This ensures both your safety and the continued dignity of the undergrowth. And keep your eyes peeled, for you never know what marvel may be glowing just around the corner. Should we
reikėjo nematyti, tu nematyti. Taip? Bet savo reikėjo matyti. His cheeks are like roses, his nose like a cherry. He'll draw a little mouth and out like a bow. Labai gražiai, ne, lazerį padaryti. Labai gražiai. Nu ką, medis apšviestas lazeriu, nu tikrai atrodo gan įspūdingai. Gal ant medžio būtų lemputės, bet ne. Lazeriais apšviestas visas šakas ir gražiai bėgioja. Tikrai gan gražiai padaryti. Nu ką, einam toliau. Pasakų miško. Net na šeima. Taip, tunelio galas. Aš matau šviesą tunelio gale. Ir baigė šviesa tunelio gale. Nu, muzikantas grok. Jingle bell. Wait, no. Let's go. Well done. Jau žinokit, nebelijo, o pliaupte pliaupia. Atskeli kol bet kaip pukinau, vėlėt atrodė be lietaus. Pliaupia. Tai bet šniokščia jau. Oh my god. Kaip sakėm, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Jo. Pasirai. Bloga apranga. Wow. Gražu, ne, Dominykai? Taip. Atskeli man. Jungia, palauk. Gražu, bet kas iš to geresnis.
Niekam čia jau, kaip sakau, oro nepasirinksi. Bandžiau. Bandžiau, kaip būtinau. Beje, dėl oro. Visą dieną šiandien pas mus buvo gan gražus oras, šaltukas ryte, saulė buvo išlindus. Ir va tik vakare, kai mes jau susiruošėm važiuoti, čia ir pradėjo lyti. Ir lyja kuo toliau, tuo smarkiau, nu jau čia nebelyja, atpyla. Bet vis tiek pasiruošę ir pasiryžę į toliau. Einam, mėgomės aplytos Linzės vaizdais. Man kas nors išeis. Žiūrim toliau. Ten irgi yra Linzė. Žinau, bro. Kiti. Nu, mano mažasis mėgsta labai muziką, tai jam čia labai smagu su instrumentais pagroti. Lietus dar vis nenustojo. Lyja gan smarkin. Einam tolyn. Tai visas kelias, kiek mums sakė, mylios ilgumo. Tai kilometrais pavertus būtų 1 kilometras 630 metrų kažkur. Tiksliai negaliu pasakyti, bet taip turėtų būti. Aišku. Gerai. Žygiuojam toliau. Pasako mišku. Aš jau irgi nebesimatau net, ne? Nes šitos švieselės tai nieka jau dabar nešviečia. Great, come. Stay on. Yes. Oh. Dar betrūko ir vėjas pradėjo pūsti. Kaip cukraus vata kvepia, ne? Kvepia cukraus vata? Cukraus vata kvepia. Ne, aš manau, man čia kaip cukraus vata kvepia. Gerai, tikrai nespausim pavalgyti. Žygiuojam toliau. Nes visi jau kiaurai per šlapę. For Lithuania to have bigger land and more on. Not everything has to be about military. This is what the light whiskey. Yeah.
Atsargiai. Kad labai nepatogeniškai spėjo atrodo. That's right. Yes, of course. Na ir tu galvai, kiek vien. Nu, įkai. Nu, nesulaužys. O, kaip nice. Mama, there's handles for... Mama, there's handles for... Ui, šlapia. O, vėl. Neminti. Atrodo, tu daug palikti. Arba į vonę. Abu šlaikų sokai stebate. You can say yes. Taip pat, mėlyjei, kad įsivaizduotumėm. Specialias gražu. Pažiūrėkit, ant krūmų vaiką eiti. Ar visas baklynės. Biške? O aš tik su kėtais. Jau. Jo, čia guminio reikėjo. Čia. Nu, iš tikrųjų, ei, Dominikai, jums į mašiną sėti, tu čia Ukrainė. Ei, jis tai daro tyčia, sakė. Kaip tai tyčia daro? Čia kojas laukas per Sakė, aš nebėguosiu. Nu ką, mėlyjei, apėjom tą visą mylę, sušlapom, batai kiauri, kiaurai šlapi. Ateinam dabar dar, žiūrėsim kalėdinį miestelį, kur atrakcionai. Dar parodysim, kas gero. Ir įsim į mašiną ir namo. Gerai, einam toliau pasižiūrėti, kas gero. Eile. Einam? Nu ką, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit spausti like, prenumeratą taip pat. Ir pakomentuokit, nes greičiausiai jūs sėdit šiltuose namuose ir žiūrit, kaip aš kankinuosi. Nu, kaip visai kankinuosi. Nesikankinuosi, su šeima praleidau vakarą tarp kampučių. Tai galėtų būti biškio oras geresnis. Bet yra kaip yra. Nieką čia mes nepadarysim. Bet laikas su šeima viską tai atperka. Tai ačiū, pažiūrėjot ir iki kitų video. Iki.